tikriausiai daug kartų esat girdėję iš psichologų, jog reikia emociškai subręsti, kad reikia pagaliau nukirpti virkštelę esančią tarp jūsų ir jūsų mamos, arba gal netgi gali būti tai ir močiutės arba prosenelės, kas jūs augino, kas buvo jūsų emocinė atrama. Ir esmė kame yra, kodėl jūs negalite emociškai atsiskirti, kodėl jūs vis išlieka toje vaikiškoje pozicijoje, kai jums svarbi yra kitų nuomonė apie jūs, kai jūs tiesiog užimate, kitaip sakant, mažo vaiko poziciją būnant suaugusiojo, ne? Ir pas mažą vaiką nebus ir su finansais gerai, santykiai prasti, nes bus labai daug impulsyvumo, bus priklausomybės ir taip toliau. Visas paketas, žodžiu. Problemų būnant mažų vaikų suaugusiųjų kūne. Tai kodėl taip vyksta? Todėl, kad neleidžia pykti. Todėl, kad tėvai neleidžia rodyti savo neigiamų emocijų. Ne, ar tai būtų, kas bebūtų auginęs jūs, ar auginusi jūs. Ne? Tai kada yra vadinama emocinė kada įvyksta tas emocinis atsiskyrimas, jis vyksta būtent per pyktį, ne, per ribų brėžimą. Ir dažniausiai tai labai pasimato paauglystėje, kada tiesiog vaikai nebegali pakęsti savo tėvų, viskas juos nervuoja ir netgi tėvai jau nebegali pakęsti savo vaikų. Ne? Bet tėvai ką padaro? Dalaužo juos iki pat galo ir padaro juos visam gyvenimui priklausomais nuo jų. Nes, kaip ir minėjau, neleidžia pykti, ne už tai baudžia. O tai yra vienintelis būdas atsiskirti nuo tėvų. Tai visos geros mergaitės, visi geri berniukai, tai esminė problema yra tame, kad jūs visiems turit išsišiepę vaikščioti, jums viskas turi patikti ir negalite pykti, negalite brėžti savo ribų. Tai kitaip, kaip ir minėjau, nesusilaukia kažkokių tais bausmių. Bausmė gali būti netgi ignoras. Ne? Nes ką reiškia vaikui būti ignoruojamam, kai jisai realiai negali pats savęs išlaikyti. Tai jam yra gyvybiškai svarbu, kad tarp tėvų ir vaiko būtų ryšys. Tai kad išgelbėti savo gyvybę, tai vaikas užslopina tą pyktį. Arba tą pyktį prieš save nukreipia. Arba tiesiog jį ignoruoja tą pyktį. Kurie norit pokyčio savo gyvenime, kad susitvarkytų jūsų gyvenime visos sferos, kurios yra pažeistos būtent dėl emocinio neatsiskyrimo nuo savo tėvų. Tai kas norit, kaip ir minėjau, pokyčio, tai registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Gražaus gyvenimo ir iki.